sąmoningus metimus. Tai padarysim išvadas ir kitą kartą pasirodysim geriau. Tai dėkojam varžovam už kovą, tikrai buvo šiandien lygi kova, tiesiog nepataikėm ir sėkmės varžovam ir sėkmės mums. Iš tikro šiandien varžybos buvo sunkios, labai sunkios, varžovas stiprus. Aišku, varžovai nebuvo pilnos sudėties, bet vėlgi savo vyrais galėčiau ir pagirti, ir šiek tiek pavarti. Tai varimus turbūt girdėjo visą salę, nes mes pradžioje pradėjom labai atsipalaidavę, bet kažkaip į antro kėlinio pabaigą sugebėjom persverti rezultatą. Bet trečią kėlinuką atrodėm tragiškai ir po to kažkaip, nežinau, pavykus pakeisti penketą ketvirtą kėlinuką iš -12, radom jėgų, paspaudėm šiek tiek sėkmės, grįžom į varžybas, o kai grįžom į varžybas, jau galas sužaidėm geriau, nes mūsų ilgesnis suoliukas buvo, šviežesnė buvom ir pavyko iškovoti pergalę. Tai vat už tą galą norėčiau vyrus pagirti. Ir mes turim puikų pavyzdį, kaip klausom trenerio, kaip žaidžiam protingai galima laimėti. Tai vat noriu pagirti, kad varžovai davė rimtą kovą ir mes vis tiek sugebėjom kažkaip atsitiesti iš blogo krepšinio ir iškovoti pergalę.